36 diena, šeštadienis po Black Friday, lapkričio 29 diena, Lietuvos laiku 08:32 rytas, Sidnėjaus laiku jau yra 17:33, 5 vakaro, eisiu jau valgyti, jau reikia vakarienės valgyti. Tai dar nieko šiandien nevalgiau, bet taip, šiandien visas dėmesys buvo skiriamas reklamų optimizavimui, tuomet būtent irgi prie agentūros pasileidau naujas kampanijas, e-mailų, kampanijas cold e-mailų. Tai irgi šiandien buvo pirmas paleidimas, irgi toks pakankamai mažas žingsnis, bet irgi einam į priekį. Tai vėliau, kaip ir sakiau, reikia pasidaryti, kad būtent ekstraktinti globaliai, būtent pagal marketus, pagal, ką turiu minėję marketus, tai Australija, tada būtent Amerika, Europa. Irgi šitiek eisim didesniu masteliu, būtent ir tą tobulinsim. Bet atidedant tą, dabar galima šokti į ekraną ir pažiūrėti būtent vakar sugeneruotus rezultatus. Tikiuosi, kad turėjote visi vakar sėkmingą Black Friday. Tai irgi mano rezultatai nėra tikrai nuostabus, bet irgi kaip tikėtasi, būtent po grįžimų, kaip ir sakiau, būtent blogai sekėsi būtent su šio projektu, iš naujo reikia jį atgaivinti. Ir matome vakar sugeneruotus 2000 eurų pardavimų, e-mail marketingą ir tada šitiek dar Google reklamos ir meta reklama. Tai matome būtent sugeneruotas pajamas, matom būtent per laiko tarpą būtent, kad buvo pardavimai, būtent tai irgi labai detaliai neįsiu būtent per šiuos duomenis, bet norėjau parodyti būtent, kad irgi kaip ir tikėjausi, sugeneruoti 2000, atsikėliau ryte, žiūri, ta suma ir yra. Tuo pačiu šiek tiek nusiviniau, bet ir apsidžiaugiau. Tai tai irgi kuom dar norėčiau trumpai pasidalinti, tai vakar labiausiai pasisekusiomis reklamomis iš meta perspektyvos. Tai čia matysite geriausiai veikusias reklamas, būtent tai matome numeris. Nėra numeris 1, bet irgi neįsim per duomenis, neįsim žiūrėti būtent kas ką reiškia, ne? Bet tai tiesiog praeisim per vizualus. Pasižiūrėsime būtent irgi, galite pasižiūrėti, kokios yra metrikos, čia dešinėje, bet irgi nėra labai didelių skirtumų, bet irgi. Tai pirma nuotrauka yra būtent kambarys ir kambaryje būtent produktas, matome lovas, būtent užvalkalais, tada yra būtent modelis, užvalkalai, tada yra close-upas, irgi produktas, kambarys, tada matome irgi šiek tiek modelis kartu su produktu, close-upu šiek tiek yra, matome vėl kitas interjeras, matome irgi kitas interjeras. Ir tiek, žinokite, tai nebuvo vakar labai daug kažkokių būtent pardavimų būtų, tai nebuvo nei 100 pardavimų sugeneruota. Tai taip, tai tikiuosi, kad buvo naudinga informacija. Jeigu ką, tai rašyk, komentuok pačioje, jeigu kažkokių klausimų, ar būtent būtų įdomu apie kažką daugiau sužinoti. Tai Black Friday tiek, tai šiandien susitvarkiau, dirbau prie agentūros, kaip minėjau, tvarkausi e-mailus. Ir taip, ko nepaminėjau prieš tai, tai šiandien ne tik, kad Black Friday, visus namų darbus darausi toliau ir leidžiuosi jo po truputį kalėdinės kampanijas, bet tuo pačiu irgi domiuosi ir darausi struktūros, kad pats video turinys, ką dabar šią akimirką matote, irgi jisai tobulėtų ir irgi šitiek namų darbus darausi ir daugiau pastangų ir energijos į tai įdedu. Tai taip. Tai tokia diena, 36 diena, 1 090 090 dienų, važiuojam toliau ir taip, toliau ieškom klientų, vėliau pasidalinsiu irgi kitomis įžvalgomis, galbūt kitomis reklamomis ir tai va, geros dienos ir laikykis, iki.